Sisteminė raudona vilkligė, didžioji dalis, susirga iki 55 metų, reiškia, kad organizmas pats klaidingai puola savus audinius. Podagra, kaip žinome, pasižymi tuo, kad turi save ribojančią eigą paprastai. Reiškia, pacientui labai stipriai skauda sąnariai, iki 10 balų, tarkim, tas skausmas labai gali būti stiprus. Šita liga yra labai tokia liga chameleonė, per kelias dienas praeina ir tuomet kaip ir jisai simptomų nejaučia. Pavyzdžiui, klimatas turi įtaką ligos eigai. Tarkim, sezonai. Reabilitacija yra vienas iš mūsų sudėtinio gydymo metodų, ar ne, kad tikrai labai svarbu. Visada skatiname fizinį aktyvumą, rekomenduojama pacientui turėti savo kineziterapeutą ir kad reguliariai sportuotų. Pacientai, kurie atvyksta per vėlai, uždelsia, ar pacientai, kurie neklauso jūsų rekomendacijų, kas labiausiai jūs erzina šitoj vietoje ir kaip norėtumėt pakeisti žmonių mąstymą ir supratimą? Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien Sveikatos virtuvėje kalbame su gydytoja reumatologe Gintarė Jonušienė. Sveiki, Gintarė. Labą dieną. Norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo to, kodėl pasirinkote mediciną ir galiausiai reumatologiją. Na tai reumatologiją pasirinkau, nes mano nuomonė taip pat įdomiausia medicinos sritis iš visų. Ir kas sužavėjo, tai kad yra tas tarpdisciplininis požiūris, yra daug ligų, kurie tikrai reikia visapusiškai apklausti pacientą ir tokių ligų kartais būname medicinos detektyvais iš tikrųjų ir kolegom atrodo, kad tokių ligų negali būti, o iš tikrųjų diagnozuojame reumatinės ligas, tikrai jos labai įdomios. O kas per specialybė reumatologija? Kokios tos ligos? Kuo skiriasi į, pavyzdžiui, nuo ortopedijos traumatologijos? Tų ligų yra labai įvairių, tai, pavyzdžiui, pati dažniausia liga tai yra osteoartritas, nors mes reumatologai neįtin mėgstam šitą diagnozę, labiau linkę, kad šeimos gydytojai ir vėliau gydytojai traumatologai gydytų, tačiau tai vis tiek priskiriama prie dažniausių ligų, taip pat yra tokios ligos kaip reumatoidinis artritas, spondiloartropatijos įvairios, taip pat sisteminės ligos, sisteminė sklerozė, Sjogrenos sindromas, sisteminė raudonoji vilkligė, vaskulitai, miozitai, žodžiu, tikrai įvairios ligos. Taip pat nereikia pamiršti osteoporozės, podagros. Kokie simptomai, požymiai, nežinau, nusiskundimai dažniausiai pacientus atveda pas gydytoją reumatologą? Tai dažniausiai pirmoje vietoje be abejo sąnario skausmas. Sąnario skausmas, patinimas, taip pat labai būdingas rytinis sustingimas, tai pavyzdžiui ypatingai ilgas, kai valandą ir daugiau būna pacientai sustingę, taip pat apatinės nugaros dalies skausmas, na ir kiti tokie kaip, tarkim, pirštų balimas arba Raynaud sindromas, jautrumas saulei, kuomet išberia pacientą, osteoporozė. Neretai būna, kad artimieji serga reumatinė liga, jie ateina tiesiog norėdami profilaktiškai išsitirti. Na ir kiti simptomai tokie kaip, pavyzdžiui, karščiavimas, ypač ilgalaikis, kur kiti gydytojai neranda priežasties, jie atsiduria paprastai gydytojo reumatologo kabinete, taip pat uždegiminių rodiklių padidėjimas. Na ir įvairių organų pakenkimai, tai jo, čia gal taip labai trumpai. Kokio amžiaus jūsų pacientai? Labai įvairūs. Dalis reumatinių ligų yra būdingi daugiau jaunesniem pacientam. Tai pavyzdžiui, ta pati jau mano minėta sisteminė raudona vilkligė paprastai susirga iki 55 metų, tai 85% pacientų, tai didžioji dalis. Taip pat spondiloartropatijomis susirga pacientai iki 45 metų. Kitos ligos, pavyzdžiui, miozitai, paprastai 40-60 metų amžiuje. Na ir tas pats osteoartritas, tai jau be abejo būdingas vyresniem pacientam. O vyrai ar moteris dažniau kreipiasi pas jūs? Gal šiek tiek dažniau moteris, sakyčiau, be abejo moteris. Todėl, kad jos daugiau patiria problemų, ar jos šiaip labiau rūpinasi sveikata? Kai kurios ligos dažniau būdingos moterim, tai tiek reumatoidinis artritas, tiek vilkligė, tai gal dėl to tas ir sąlyga, kad dažniau moteris. Vis minim kai kurios ligų pavadinimus, pavyzdžiui, reumatoidinį artritą. Kuo tas reumatoidinis artritas skiriasi nuo, sakysim, artrozei būdingų požymių, paprastam tokiam artritui būdingų požymių? Na tai reumatoidinis artritas yra lėtinė autoimuninė uždegiminė liga. Ką tai reiškia autoimuninė? Autoimuninė reiškia, kad organizmas pats klaidingai puola savus audinius ir ypač toks dangalas yra sąnariuose, tai sinovija. Ir iš to seka vėlesni pakitimai, sąnarių deformacijos. Osteoartritas tai yra tokia degeneracinė liga,
kuri jau vystosi dėl kremzlės nusidėvėjimo ir taip pat iš to sekančių dalykų. Na ir pagrindiniai skirtumai tai be abejo yra, kad tas mechanizmas ir labiausiai ir išskiria juos, kad autoimuninės susirgymus labai mėgsta reumatologai ir gali gydyti, tuo tarpu degeneraciniai iš čia pagalbos vis dar yra mažai iki vėlesnių stadijų, kuomet jau gydytojai traumatologai protezuoja paprastai. Kaip suprantu, degeneraciniai susirgymai susiję su mūsų organizmo dėvėjimusi, senatvė, kuri gali būti ir ankstyvesnė kartais, o autoimuninės lygos jos truputį kitokios. Sąnarių autoimuninės lygos gali pasireikšti jaunesniam amžiui, ar irgi jų pasireiškimas susijęs su amžiumi? Jų didelė dalis pasireiškia jauniems žmonėms. Ir tikrai neretai pas mus ateina jauni pacientai. Net reumatoidinių artritus. Pavyzdžiui, tas pats juvenilinis artritas, ar ne, tai gali sirgti ir vaikai. Tai. Ir Lietuvoje, kiek man žinoma, jauniausias pacientas buvo 5 mėnesių amžiuje. Tai tikrai bet kokio amžiaus žmonėms gali pasireikšti artritai. Tada sugrįžkim prie reumatoidinio artrito ir gal galit papasakoti šiek tiek apie kliniką. Kuo skundžiasi tie pacientai, kuriems jūs nustatot reumatoidinio artrito diagnozę ir kaip jūs ateinate kitos diagnozės? Tai dažniausiai tai būdingas yra sąnarių skausmas ir patinimas, ypatingai simetrinis skausmas ir patinimas, ypatingai smulkieji sąnariai, tai yra plaštakos, pėdos. Dažniausiai šitie simptomai ir atveda pacientą ir paskui be abejo mes atliekame laboratorinius tyrimus, vertinam kliniką, anamnezę, kitas galimas priežastis ir diagnozuojame tą diagnozę. O pagal sąnarių pažeidimą galima atskirti jį nuo kitų ligų. Jam būdingas kažkoks tai sąnarių specifinis pažeidimas reumatoidiniam artritui, ar tiksliau vietų tam tikrų buvimas? Dažniausiai yra smulkieji sąnariai, bet nebūtinai taip yra išimčių, kaip ir visur medicinoje gali būti ir išimčių. Reumatoidinis artritas kaip greit progresuoja? Ar iš tikrųjų jisai vystosi greitai, ar jis gali ir lėtai progresuoti? Kaip jis prasideda paprastai? Kaip žmogus sužino, kad aš jau sergu tuo reumatoidiniu artritu, ar jis tiesiog ateina pas specialistą ir specialistas nustato? Kaip dažniausiai jūsų praktikoje taip įvyksta? Taip, tai dažniausiai specialistas, nors aišku dabar labai visi ChatGPT naudojasi, bet tikrai. Tai paprastai prasideda sąnarių skausmai, tinimas ir jisai atveda į pirmiausiai šeimos gydytojo kabinetą, vėliau į gydytojo reumatologo kabinetą. Ir tuomet jau mes diagnozuojame būtent reumatoidinį artritą. Gerai, o kaip jūs diagnozavę priimat sprendimą dėl gydymo? Kaip pradėti tą pacientą gydyti? Yra daugybė pasirinkimų, kiek mes girdime ir žinome. Biologinė terapija atsirado dabar. Nuo ko prasideda tas gydymas paprastai? Prasideda nuo ligą modifikuojančių vaistų. Kas čia per tokie vaistai? Tai tokie kaip metotrexatas, sulfasalazinas. Pirmiausia yra parenkamas kažkas iš tokių dažniausiai vaistų, o vėliau, jeigu gydyti nesiseka, tuomet jau yra skiriama biologinė terapija. Ar reumatoidinis artritas dažnai sukelia negalią? Šiais laikais ne taip dažnai, nors be abejo būna tokių artritų, kuriuos tikrai sudėtinga gydyti. Iš tikrųjų nelabai pasiduoda tam gydymui, kaip mes norėtume. Seniau tai buvo tikrai dažna negalios priežastis. Minėjote taip pat ir sisteminę raudonąją vilkligę. Kas čia per liga? Kodėl jinai taip vadinasi? Šiaip sisteminė raudonąją vilkligė yra būdingas toks drugelio formos bėrimas. Ant veido dažniausiai, tai pats dažniausias, kas jau žmonės išsigūglina ir sužino ir ateina jau. Bet iš tikrųjų vilkligė yra labai įvairi liga, labai skiriasi ir klinika, ir tikrai labai daug simptomų, kurie gali būti būdingi. Ir ta prasme ne vien tik tai šitas bėrimas ar saulė jautrumas, bet ir kiti simptomai. Tai pavyzdžiui, tas pats opelės burnoje, plaukų slinkimas, kraujo formulės įvairūs pokyčiai, kaip sumažėja kraujo ląstelių, neutrofilų, trombocitų, anemija, šlapimo pakitimai, baltymo šlapime, hematurija ir kiti. Skiriat kažkokius dar tyrimus norint? Be abejo, skiriame tikrai. Taip, skiriame.
Kalbant apie kitas ligas, tokias kaip podagra, koks čia vaidmuo reumatologų iš tiesų, nes tai yra, atrodo, tokia liga, kuri labai paplitusi, visi jie liktai žino, bet dažnai girdžiu ir apie tai, kad ne visada teisingai diagnozuojama, ar iš tikrųjų kiekvienas šlapimo rūgšties padidėjimas kraujyje yra podagra. Ne, tai tikrai taip nėra. Kada nustatyti tą diagnozę galima būtų jau? Taip, tai iš tikrųjų tai turėtų būti, reiškiasi, atsidėjimas į sąnarius, šlapimo rūgšties iškritimas kristalų į sąnarius. tą galima jau diagnozuoti. Šita liga yra labai tokia liga chameleonė, nes vis dar labai daug klaidingo diagnozavimo ir kartais atrodo net kaip įmanoma taip nesusigaudyti, nes būna tikrai tokių pacientų, kur yra nuolat atliekami vaizdiniai tyrimai, vis bandoma surasti apskritai dėl ko skauda, o podagra, kaip žinome, pasižymi tuo, kad turi save ribojančią eigą paprastai. Reiškia, pacientui labai stipriai skauda sąnariai, iki 10 balų, tarkim, tas skausmas labai gali būti stiprus ir jisai per kelias dienas praeina. Ir tuomet, kaip ir jisai simptomų nejaučia, už tai tas labai dažnai suklaidina tiek gydytojus, tiek ir patys pacientai nesikreipia paprasčiausiai į gydytojus. Ką turėtų žinoti pacientas sergantis podagra, kas yra labai svarbu? Vartoti vaistus pastoviai, reguliariai, nes didžiausia problema yra, kad pacientas tiesiog nutraukia vaistų vartojimą ir tuomet turi priepuolį. O priepuolio metu vaistai vartotini, kurie mažina šlapimo rūgšties kiekį, ar juos reikėtų priepuolio metu nutraukti? Paprastai yra skiriami kiti vaistai, tai tuo metu, kad nutraukti priepuolį, tai gali būti skiriami steroidai arba tie patys liaudiškai, kaip paprastai vaistai nuo skausmo, priešuždegiminiai vaistai, taip pat kolchicinas gali būti skiriamas ir tada atnaujinamas vaistų skiriamas. Nors šio klausimu iš tikrųjų yra įvairių nuomonių, kiti sako, kad reiktų nestabdyti vartojimų vaistų ir tiesiog ant viršaus vartoti tuos kitus vaistus. O sakykit, koks tas šlapimo rūgšties kiekis, kurį turėtų žmonės žinoti, turi būti jo kraujyje? Nes žmonės dažnai tyrėsi šlapimo rūgštį pastaruoju metu, nes šeimos gydytojai skiria tą tyrimą arba jie tiesiog laboratorijoje pasidaro tą tyrimą. Tai koks tas yra saugus šlapimo rūgšties kiekis kraujyje, kuris gali sakyti, kad viskas su tavim gerai? Ar skiriant gydymą, ar šiaip sveikai gyvenant? Na, aišku, visų pirma, tai yra skirtingos laboratorijos, skirtingos normos šiek tiek, bet šiaip tai paprastai yra sakoma, kad sergantis podagra turėtų turėti šlapimo rūgštį iki 360 mikromolių litre ir jos neviršyti. Ir jeigu šituo atveju kartojasi priepuoliai, tai tuomet tikslinis kiekis būtų iki 300 mikromolių ir pagal tai titruoti vaisto dozę. Ir be abejo, negali būti ta šlapimo rūgštis ir per maža, nes tai irgi negerai. Kokį vaidmenį reumatologo praktikoje vaidina prednizolonas? Mes visada girdime tą vaistą, tai yra steroidinis hormonas. COVID pandemija labai iškėlė šio vaisto reikšmę intensyvios terapijos praktikoje, bet mes dažnai matome dar ir vyresnio amžiaus pacientus, kurie ir šiaip turi iš kažkokių atsargų ir vartoja. Kokia jo dabar vaidmuo šiuolaikinėje reumatologijoje? Dabar skiriama yra vis mažiau šito preparato, dėl to, kad dėl nepageidaujamų poveikių yra taktika, kad skirti, kai labai reikia, kai tikrai nėra kitų alternatyvių galimybių ir kuo trumpesnį laiko tarpą. O kokie tie nepageidaujami poveikiai? Na, tai yra osteoporozė, odos pokyčiai, kaulų retėjimas. Ir atsiranda naujų vaistų jūsų praktikoje ir kaip pasikeitė reumatologų praktika, gydymas, instrumentariumas, kaip mes sakom, ką dabar turi reumatologai, kokius ginklus kovoje su ligomis? Tai čia tikriausiai klausėte apie biologinę terapiją pagrindę, bet čia biologinė terapija Lietuvoje yra gydoma jau nuo 2004 metų, tai tikrai nebėra jau tokia nauja terapija, tiesiog, kad kiekvienais metais ateina vis nauji vaistai, vis daugiau turime taikinių, kuriuos galima taikyti ir vis daugiau žmonių padėti. Tai. Kaip pakeitė praktiką šie vaistai pacientų, savijautą, būklės, negalę? Iš tikrųjų labai pakeitė, nes jeigu seniau tai praktiškai diagnozė būdavo negalios lygų po kelių metų negalę, tai dabar taip tikrai nėra. Žmonės gyvena pilnavertį gyvenimą, tikrai gali dalyvauti veikloje įprastinėje, gimdyti vaikus, auginti ir sportuoti ir
O reumatinės ligos, jos jau nuosprendis visam gyvenimui, ar jos išgydomos, ar pasiekiama remisija? Pavyzdžiui, reaktyvusis artritas, tai jisai yra 70% išgydomas, tai didžiai daliai. Kitos diagnozės... O kas tai per liga? Tai paprastai tokia liga, kur yra, reiškia, kažkoks infekcijos židinys organizme ir jisai išprovokuoja būtent sąnarių artritą. O kalbant apie kitas diagnozes, tai paprastai nekalbam apie išgyjimą, galbūt labiau apie ilgalaikę remisiją arba mažą ligos aktyvumą, tai tiesiog siekiame ligos kontrolės. Paminėjote infekciją ir čia iš tikrųjų labai įdomi sąveika jūsų specialybės ir gydytojų infektologų. Ir kaip taisyklė, jeigu konsultuoja gydytojas infektologas, tai jis labai dažnai gali pasiūsti gydytojui reumatologui. Arba atvirkščiai, gydytojas reumatologas gali pasiūsti infektologui. Pavyzdžiui, Laimo ligos atveju yra daug diskusijų dėl randamo antikūnų. Ką jūs galėtumėt papasakoti apie tą bendradarbiavimą? Ar jūs daugiau čia kokie tai konkurentai ar komandiniai žaidėjai? Taip, tai be abejo, gal labiau komanda, niekada apie kolegas negaliu sakyti, kad konkurentai. Bet taip, tai be abejo, kad tikrai bendradarbiaujame, tikrai dažnai kreipiamės infekcinių ligų gydytojus, bet kalbant apie infekcijas, tai ne vien tik tai būtent infekcinių ligų gydytojai, nes, pavyzdžiui, prie reumatinių ligų labai svarbu yra lytiškai plintančios infekcijos taip pat, tai čia kreipiamės. Kaip jos susiję su reumatologija? Tai tais pačiais per reaktyviuosius artritus, taip pat žarnyno infekcijos, tai jersiniozė, salmonelės, šigeliozė. Infekcijos gali aktyvuoti imuniteto sutrikimą, autoimuninį procesą. Taip, gali. Taip, ir lytinių kelių plintanti infekcija. Taip, ir labai dažnai. Ir vadinasi, jūs neretai siunčiate pacientą kitam specialistui, kad pažiūrėti kilmę, ar ne? Na, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie tas lytiškai plintančias infekcijas. Ir net gydymą paskirti. Tai apie lytiškai plintančias infekcijas, tai gal yra čia paprasčiau, nes vyram užtenka šlapimo tyrimo ir tiesiog tą tyrimą galima atlikti, su moteriams sudėtingiau, nes reikia arba akušerio, arba ginekologo konsultacijos, kad tą tyrimą paimtų. Kaip gyvena pacientai sergantis reumatinė liga? Ar jiems dažnai reikia reabilitacijos? Ar jiems efektyvi reabilitacija? Tikrai reabilitacija yra vienas iš mūsų sudėtinio gydymo metodų, ar ne, kad tikrai labai svarbu. Ir taip pat visada skatiname, reiškia, fizinį aktyvumą, rekomenduojama tiesiog pacientų turėti savo kineziterapeutą ir kad jie reguliariai sportuotų. Tai sportas, reabilitacija tikrai yra skatinama. O kaip fizinis aktyvumas ir mityba veikia eigą ligos? Tie pacientai, kurie reguliariai sportuoja, paprastai turi geresnę eigą, jų funkcinė ir gyvenimo kokybė yra daug geresnė. Tai jeigu tu turi autoimuninę reumatinę ligą, tai tu turi nesidėti namuose, bet tu turi kaip tik tai aktyviai gyventi, nepaisant tos ligos. Taip, bet čia apskritai galioja visiems žmonėms ir nesergantiems reumatinė liga, kad fizinis aktyvumas ir sportas yra labai svarbu. O mityba turi kažkokią tai įtaką ligos eigai? Ar jūs, pavyzdžiui, rekomenduojate kažkokiam tai reumatiniam ligom, pavyzdžiui, specialią dietą? Pavyzdžiui, mes kalbėjom apie podagrą, ar ne, pavyzdžiui? Taip. Jeigu kalbant apskritai apie autoimuninės ligas, tai kol kas daugiausia duomenų už Viduržemio jūros dietą. Tai ši dieta yra lygiai tokia pati kaip ir šiaip sveikos mitybos dieta, tai daugiau žuvies, daržovių, stengtis rinktis alyvuogių aliejų. Kalbant apie podagrą, tai ta vadinama purinų sumažinta dieta, tai reiktų vengti mėsos, tam tikrų subproduktų, kepenėlių, širdies, širdelių, ypatingai austrių, midijų, ikrų, ančiuvių, žodžiu, tokių skanių dalykų ir ypatingai alkoholio ir alaus. Čia taip trumpai, bet aišku, čia daugiau yra dalykų su podagra. Pavyzdžiui, klimatas turi įtaką ligos eigai, tarkim, sezonai. Ruduo. Žmonės dažnai skundžiasi, atšalo oras, man skauda sąnarius. Ar čia yra tiesos tame? Tai labai dažnai pacientai sieja, kad būtent ypač drėgnas oras, kad jiem pablogina būklę, kad jie jaučiasi blogiau ir tas sąnarių skausmas didesnis. Tai tikrai taip.
Dažnai galvojam, kad reumatologija labai tampriai susijęs su daugeliu sričių. Iš tikrųjų, paminėjau tik tai kai kurias, bet pavyzdžiui, kaip jį susijusi su akių ligų gydytojais. Nes pacientai besiskundžiantys sausom akimis galop nukeliauja pas reumatologą. Kaip tai vyksta? Taip, ir net iš gydytojų oftalmologų tai mes labai daug pacientų gauname, nes tai ne tik tai sausos akys, bet taip pat ir uveitai, akių uždegimai tam tikrai, ypač jeigu jie kartojasi, tai tikrai labai yra pastebėtas sąsajis su reumatiniam lygom ir gauname tokius pacientus. Taip pat jūs paminėjote sausų akių sindromą, tai taip pat jeigu yra ir burnos sausumas, tai galima įtarti Sjogreno sindromą, tai irgi čia reumatinė liga. O ji yra kaip nors gydoma, ar tai jau yra nuosprendis pacientui? Nėra tikrai nuosprendis. Šiaip lengvos formos, tai kažkaip sisteminio gydymo paprastai nėra skiriama, yra dažniausiai vien tik tai gydytojų otorinolaringologų ir gydytojų oftalmologų gydoma, bet jeigu yra kažkokių sisteminių, reiškia formų, ar tai skauda sąnariai, ar pažeidžiamas kažkoks kitas vidaus organas, tuomet jau skiriamas sisteminis gydymas. O mes dažnai girdim apie tokias vaikų sąnarių ligas, kaip idiopatinė artrita. Kas čia per susirgymas? Ar čia yra rimta liga, ar jinai pagydoma? Taip, labai rimta liga, bet turiu paminėti, kad ši liga yra diagnozuojama vaikams iki 16 metų. O reiškia, reumatologai yra susiskirstę į vaikų ir suaugusių. Tai vaikų reumatologai. Taip, tai čia yra vaikų reumatologų diagnozė. Ir gali pasireikšti tikrai bet kokiam amžiui iki 16 metų ir jau paprastai diagnozuoja vaikų reumatologai ir paskui jau perduoda nuo 18 metų suaugusių reumatologam. Reumatologija taip pat tokia sritis, kur labai paplitę daug įvairių rekomendacijų ir papildų. Ir tikrai labai daug kalbos apie gliukozaminą, apie įvairias kitas medžiagas, apie įvairias žoleles, apie įvairius kompresus. Kaip jūs šitoj jūroj atsirenkate, rekomenduodami pacientui tai, kas yra pagrįsta mokslo? Iš tiesų, dalis tų teiginių galbūt turi tiesos, bet daug tos tiesos ir nėra. Kaip jūs čia šitoj vietoje elgiatės ir kokie pavyzdžiai galėtų būti to teisingo pasirinkimo ir neteisingo? Paprastai taip, pacientai išgirsta, labai mėgsta įvairias žoleles ir kompresus. Tai jeigu tai yra osteoartritas, tai tikrai gal ir nieko tokio, ypač jeigu pacientas neturi daug gretutinių susirgimų ir nevartoja kitų vaistų, nes vis tiek žoliniai preparatai taip pat turi sąveikas, ar ne, ir su vartojamais vaistais. O jeigu tai yra reumatinė tikrai liga, reumatoinis artritas, vilkligė, bet kuris tos pačios spondilotropatijos, tai gal ir tikrai neverta žaisti vien tik tai su žoliniais preparatais ir labiau geriau ateiti pas gydytoją reumatologą. Na, o iš tokių pavyzdžių, tai pavyzdžiui, žuolės preparatai, tai tikrai prie autoimuninių ligų nebūtų rekomenduojami, nors jie yra labai populiarūs. Šiek tiek yra imbieras, ciberžolė turi teigiamą poveikį, jūs paminėjot glikozaminoglikanus ar ne, apie sklediną, tai mes tikrai prie osteoartrito labai dažnai rekomenduojame šios preparatus pacientams vartoti. Veikia? Dalį veikia tikrai labai, labai gerai. Apskritai, kalbant apie gydymą reumatologijoje, iš tikrųjų jis irgi turi tą tokį momentą, kada to bendradarbiavimo reikia tarp įvairių specialistų ir dažnai pacientai vartojantis, pavyzdžiui, biologinę terapiją, užduoda klausimus, o ar aš turėčiau dar atlikti patikrą. Tie vaistai geri, iš tikrųjų veikia puikiai, bet ar jie gali ką nors sukelti ir kada man reikia dar kreiptis pas kažkokį kitą specialistą ar atlikti kažkokį tyrimą, kad aš būčiau saugus juos vartojant? Tai nežinau kaip kitų sričių gydytojai, dėl to, kad biologinė terapija gydo ne vien tik tai gydytojai reumatologai, taip, visose sritise, bet gydytojai reumatologai tai turi stebėjimą ir realiai mes šitus pacientus kviečiamės kas 3 mėnesius, atliekame tam tikrus laboratorinius tyrimus ir stebėm dėl tų galimų nepageidaujamų poveikio vaisto. Ar tie pacientai turi rūpintis tuberkuliozės riziką, pavyzdžiui, ar vėžio riziką? Ar jie turėtų labai tai akcentuotis, ar tiesiog gydytojai reumatologai turi tam tikrą planą ir valdo tą situaciją pakankamai gerai? Na, tai kadangi vizitai ganėtinai dažni, kas 3 mėnesius, tai be abejo pacientai yra po tokiu padidinamuoju stiklu ir tikrai nuolat, jeigu kažkokiu turi nusiskundimų, tai yra stabdoma biologinė terapija ir atliekami reikiami tyrimai.
Kalbant apie tuberkuliozės riziką, tai taip, jinai yra didesnė, ypač vartojant TNF-alfa inhibitorius. Pacientai kartą į metus privalo atlikti rentgeno nuotrauką, tai toksai privalomas irgi tyrimas. Ar yra privalumas tame, kad pacientas lankosi pas tą patį gydytoją reumatologą? Be abejo, visą laiką yra privalumas, dėl to, kad geriausiai žinai pacientą, geriausiai gali vertinti dinamiką, nes dalis pacientų labai mėgsta sakyti, kad jiem, tarkim, susikoncentruoti kažkokį savo nusiskundimą ir apie jį daug pasakoti, bet iš tikrųjų ligos eigoje tu matai, kad jis nėra kintantis arba kaip tik ženkliai sumažėjęs. Tai dažniausiai taip ir būna, kad ženkliai mažiau skauda sąnarį, ženkliai mažiau sutinę, bet sako, man vis tiek labai blogai. Dar viena liga, apie kurią norėčiau jūsų paklausti, nes turėjau praeitą savaitę pacientę ir iš tikrųjų daug klausimų iškyla, kodėl ta liga taip dažnai pavėluotai diagnozuojama, tai yra ankilozuojantis spondilitas. Kaip Jūs manote, kur čia yra problema ir kas tai per liga? Kodėl pirmiausia, kaip taisyklė, tas pacientas patenka pas gydytoją neurologą Lietuvoje? Nors iš tikrųjų tai gydytojo reumatologo specialybė apima šios ligos gydymą, kur čia yra bėda ir gal galite šiek tiek daugiau papasakoti, nes žmonės tikrai kreipiasi dėl to dažnai ir užduoda klausimus. Tai, manau, gal viena iš priežasčių tai yra, kad pacientai nėra tinkamai išdiferencijuojami, nes dažnai būna, kad pacientas skundžiasi ypač, kad skauda nugarą rytais ir būna tas rytinis sustingimas ir vis tiek yra numojama ranka, nes, pavyzdžiui, radikulopatija ir net tai yra daugiau skausmai kaip kada arba antroje dienos pusėje, arba kad tam tikroje kryptim pasilenkus kažkaip suskausta ir taip toliau. Tai galima pagal tai atskirti. Ir jūs paminėjot, kad jūsų pacientė moteris. Tai moterų ankilozinis spondilitas šiek tiek yra kitoks ir jisai tikrai kartais yra daug sunkiau išdiferencijuojamas. Tai jeigu sugrįžti prie tos diagnozės, tai kas jai būdinga, dar jeigu galima būtų visiems žiūrovam ir klausytojam tą pasakyti, kas čia per susirgymas, kuo jis toksai ypatingas, kuo jis skiriasi nuo stuburo išvaržos, kokios, kuris sukelia tą nugaros skausmą. Autoimuninis susirgymas, kuris pažeidžia ašinį stuburo skeletą ir jisai yra siejamas su HLA27 genu, tai šitą geną turintis serga ženkliai dažniau. Taip pat yra... Galima sakyti, kad tai paveldima? Taip, iš dalies polinkis sirgti yra paveldimas, bet jeigu žmogus turi šitą polinkį, tai nebūtinai jisai sirgs šitą ligą. Tai ji nustatoma iš esmės įvairiais tyrimais, tai radiologiniais, laboratoriniais tyrimais ir jeigu tu randi kažkokius tai požymius. Tai taip yra labai svarbu tas uždegiminis nugaros skausmas, kad būtent pacientas gali prabusti paryčiais, gali būdingas tas sukaustimas, kad pagerėja nuo fizinio krūvio. Tai tokie simptomai yra. Bet kartais būna pacientai sako, tai man darė tyrimą, juosmens rentgenogramą stuburo ir tenai nieko nematė ir kodėl tada nepamatė. Turbūt reiktų patikslinti, ar ne, kad kitoks truputį tas radiologinis ištyrimas. Taip. Būtent rentgeno yra daromas akrolinių dažniausiai sąnarių nuotrauka, bet rentgenas, tai jeigu yra pakitimų rentgeną, tai paprastai yra vėlyvesni požymiai. Pažengusi. Taip, dažniausiai ankstyvom formom tai yra atliekamas magnetinio rezonanso tyrimas. Paprastai pamatys, bet reikia kažkokio specialaus magnetinio rezonanso ar tiesiog įprastas juosmens srities stuburo magnetinis rezonansas parodys? Kai kada būna parodo, taip, nes apima ir šiek tiek apatinę dalį, būtent sakralinius sąnarius, tai tada taip. Tada gali būti, kad jau atsiunčia gydytojai neurologai su diagnoze, bet šiaip tai reikia sakralinių sąnarių arba dar kitaip kryžminio klubo sąnarių magnetinio rezonanso tyrimo. Nors šiaip šitą diagnozę, ypač moterų, tai kartais gali būti šitie sąnariai ir nepažeidžiami, tačiau reiktų tuomet daryti krūtinės magnetinio rezonanso tyrimą. O kartais sako, koks skirtumas, vis tiek prieš uždegiminis gydymas, tie patys vaistai,
Diklofenakas, ibuprofenas, ar yra tiesos tame, ar yra ir netiesos? Yra kažkiek ir tiesos. Tai pirmo pasirinkimo vaistai yra būtent priešuždegiminiai vaistai, nors jūsų paminėtas diklofenakas tai nebūtų tas, kurį galbūt rekomenduojame, bet kažkokie kiti, tai meloksikamas, atorikoksibas rekomenduotini, bet vis tiek, jeigu yra ta diagnozė ir išlieka nugaros skausmai, nepaisant gydymo priešuždegiminiais vaistais, tuomet jau yra skiriama biologinė terapija, tai tikrai yra svarbu diagnozuoti ligą ir taip sakant. Reumatologija yra tokia įdomi sritis, kad iš tiesų dalis ligų atrodytų keistai gali būti susijusios tam tikrose specialybėse. Na, pavyzdžiui, psoriazė, kurią gydo gydytojai dermatovenerologai, vėl ryšys su reumatologija. Gali tai būti, kad sąnarių skausmas gali būti susijęs su psoriaze? Taip gali būti, tai tikrai daliai pacientų sergančių psoriazę, jie susirga ir, reiškia, turi artritą. Lygiai tas pats galima paminėti uždegiminės žarnų ligas, tai yra Krono liga, opinis kolitas, tai taip pat gali tai būti. Tik tai aišku, tai, kad gastroenterologai gydo šios pacientus biologinę terapiją, tai jau mes su jais bendraujam daug greičiau, nes tai tie patys vaistai. Visgi turite labai plačią skalę pacientų su įvairiausiais nusiskundimais, įvairios patirties. Sakykit, kas jūs kartais neramina? Pacientai, kurie atvyksta per vėlai, uždelsia, ar pacientai, kurie neklauso jūsų rekomendacijų? Kas labiausiai jūs erzina šitoje vietoje ir kaip norėtumėt pakeisti žmonių mąstymą ar supratimą? Turite galimybę tai pasakyti mūsų žiūrovam ir klausytojam. Taip, tai be abejo, tai dalis pacientų tikrai kreipiasi per vėlai ir kartais atrodo neįtikėtina, kaip manoma taip vėlai kreiptis, kurie jau turi pažengusias deformacijas. Ir kaip jūs ir minėjote, kita dalis yra, kurie nesilaiko nurodymų. Tai be abejo, tuo metu nesiseka jų gydymas ir negali sektis, nes jie paprasčiausiai nevartoja vaistų. Tai tikrai norėtųsi, kad jie labiau surūpintųsi savo sveikatą. Pavyzdžiui, turėjau pacientę, kuriai vyko šlaunikaulio kaklelio lūžimas. Jį jau prisirašė pas mane, vyresnio amžiaus moteris, problema, kad artimųjų nebūna dažnai šalia, reikia socialinio darbuotojo ir pagalbos. Ir čia yra klausimas apie osteoporozę. Iš tiesų tai irgi reumatologų liga gydoma, nors aišku, ją gydo ir šeimos gydytojai. Kodėl taip yra? Atrodytų vėlgi paprasta liga, lyg tai tyrimai prieinami ir supratimas žmonių yra šioks toks apie kaulų retėjimą. Ką galėtumėt patarti, nežinau, moterim galbūt ypač, kadangi tai daugiausiai jos serga, nors serga ir vyrai, tas laikas, pavyzdžiui, menopauzės laikas, apie daug ką diskutuojam, apie daug ką daroma, bet osteoporozė, pastebiu, dažnai lieka tokia kaip, varškės pavalgyk ir iš esmės neateina iki to reikiamo gydymo arba nusiviliama to gydymo. Matote čia problemą Lietuvoje? Nes pasekmės siaubingos. Šlaunikaulių kaklelio lūžimų daug ir tos pacientės vėliau ir numiršta dažnai dėl kokių nors trombombolijų. Tai ką mes galėtumėm čia visi bendrom jėgom pakeisti jūsų nuomonę šitoje srityje? Taip, tai labai gerai viską papasakojate, tai tiesiog labai dažnai žmonės pasiskaito vaistų nepagidaujamus tos poveikius būtent ir jie nusprendžia nevartoti vaistų dėl to, kad bijo tiesiog, ypatingai tokia žandikaulio osteonekrozė paminėtina, tai juos labiausiai gąsdinantis dalykas, nors tai labai reta komplikacija, bet galima ir nusprendžia tiesiog nevartoti vaistų ir tas dažnai netgi kokį 10 metų ir daugiau ir galiausiai atsiduria su net keliais lūžiais. Pavyzdžiui, dabar neseniai turėjau pacientę, kuriai pirmą kartą buvo diagnozuota su 9 lūžiais stuburos slankstelių, tai iš tikrųjų atrodo, kur žmogus buvo anksčiau ir kodėl nesikreipia. Tai aš savo pacientam paprastai, ypač kai moterim jau įvyksta menopauzė, tai paprastai rekomenduoju išsitirti, atlikti tyrimą ir tiesiog pradėti gydymą, jeigu tas yra būtina. Gal galim pasakyti, koks tas tyrimas pacientams ir kada, kokio amžiaus reikėtų jau kreiptis, kad atlikti tą tyrimą? Tai vyrai yra nuo 50 metų, moteris, kai joms įvyksta menopauzė, yra šitas laikas ir tiesiog reikia, kad šeimos gydytojas nukreiptų kaulų tankio tyrimui. Ar tai skausmingas tyrimas? Be abejo, neskausmingas, tikrai nėra baisus tyrimas, tai tikrai.
O noriu paklausti, ką reikia tirti, ar stuburą, ar šlaunikaulio kaklą, ką iš tikrųjų, ar reikia ir vieną, ar kitą, į ką reiktų atkreipti dėmesį to tyrimo aprašyme rezultatus. Tai jeigu yra osteoporozės lygmuo, tai be abejo reikia gydyti, tačiau reikia nepamiršti, jeigu yra diagnozuojama osteopenija, tai taip pat reiktų vartoti vitaminą D, kalcį, tai labai svarbu. Tai reiškia, kad jūsų kaulai jau retesni, reikia kažką tai daryti toj vietoj. Ką jūs norėtumėte palinkėti savo pacientams? Na, turite praktikos ir galbūt šiek tiek esate panašiai kaip ir šeimos gydytoja, nes, kaip jūs sakėte, pacientai nuolat, kas 3 mėnesius atvyksta konsultuotis sergantis lėtinę ligą. Koks jūsų būtų palinkėjimas elgsenos prasme ar kažkokių tai veiksmų prasme? Pagrindinis palinkėjimas tai nebijoti kreiptis pagalbos tiem, kurie dar nesikreipia. Tai va čia būtų pagrindinis ir paskui tai be abejo vartoti vaistus ir klausyti nurodymų, nes tikrai pasitaiko labai daug pacientų, kurie, nedaug, bet keli tikrai yra, kurie nesilaiko tų nurodymų. Ir dar norėčiau paklausti apie bendrą darbą su kolegom. Kaip matėm, labai daug specialybių su jumis dirba kartu. Kaip jūs sutarėte su ortopedais, traumatologais, kur dažniausiai reumatologės kaip taisyklė yra moteris, o ortopedas, traumatologas kaip taisyklė yra vyras, chirurgas. Ar tas bendradarbiavimas egzistuoja tarp jūsų specialybių? Tikrai egzistuoja. Nors aišku, būna, kad traumatologas sako, čia ne mano, tada atsiunčia reumatologas sako, čia ne mano ir atgal tas pacientas grąžinamas. O pacientui kaip patartumėt, kada jam reumatologas, o kada ortopedas traumatologas, pavyzdžiui, pateko jis dėl artrozės ar ne kokios? Taip. Tai reumatologą reiktų kreiptis, jeigu yra būdingas rytinis sustingimas, jeigu, reiškia, tas sąnarys. Tai pagrindė rytinis tas sustingimas ir būtų. Ir jeigu prasivaikšto žmogus, reiškia po dienos eigoje ta būklė pagerėja, tai dažniausiai tai yra reumatinė bėda. Jeigu pacientas jaučia, kad blogėja antroje dienos pusėje, ypač vakarą, tai dažniausiai yra jau ortopedinė traumatologinė bėda. Kaip jūs pati galvojate, kas gydytoją padaro sėkmingu jo praktikoje? Ir gal paklausčiau dar ir kitaip, kas padaro jį sėkmingu ir laimingu. Kartais tie dalykai ne visada sutampa, bet kartais sutampa ir turbūt tada yra gerai. Kaip jums atrodo, kas yra svarbu, kokie tie elementai yra svarbus, kad jaustis gerai ir kad sektųsi klinikiniai praktikai. Padėti kuo daugiau žmonių, kuo daugiau pacientų, kad jų liga būtų kontroliuojama. Tai tas tikriausiai suteikia ir pasitenkinimo, kad tikrai esi geram kelyje. Ačiū labai, Gintarė, už pokalbį. Gerbiami žiūrovai ir klausytojai, dėkojame už šiandien susitikimo išklausimą, o tikiuosi greitų naujų susitikimų taip pat.